Šį kartą lankausi Liškiavos architektūriniame ansamblyje. Jo puošmena yra Švenčiausios Trejybės bažnyčia, nuostabus vėlyvojo baroko statinys. Bažnyčioje išlikę paminkliniai 1899 metų vargonai, pagaminti Varšuvoje Lenkų meistro Šimanskio. Jie pastatyti vyskupo Antano Baranausko vizitacijos garbei. Šiais vargonais 1899 metais grojo Konstantinas Čiurlionis, garsaus menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tėvas. Prieš pagrindinę šventovės duris stovi Šventos Agotos saugotojos nuo gaisrų ir žaibų skulptūra, nes 1808 metais į bažnyčią trenkė žaibas. Buvo pažeistas kupolas ir sudegintas stogas. 1996 metais Valiaus Kubavičiaus rūpesčių senoji Šventosios Agotos skulptūra perkelta į bažnyčią, jos vietoje pastačius statulos kopiją, sukurta skulptoriaus Alfonso Vauros. Pastarasis paminklas bei minėtieji statiniai kaip kompleksas įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą bei yra saugomas valstybės. Taigi pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kaip atrodo čia viskas. Tik įvažiavus, aplinka iš tikrųjų labai maloniai nuteikia, gražiai prižiūrėta atrodo. Nagi einam. Nesu tikras, ar pavyks įeiti į vidų vėlgi, bet pažiūrėkim, ką pavyks nufilmuoti. Viskas čia, kur yra bažnyčia, varpinė, vienuolyno ūkinis pastatas, buvęs Virno pastatas. Labai jau gražus parkiukas, fontanėlis, super atrodo jaukiai. Žvirbliai puotauja ten vandeniu. Žvirbliai nuskrido, aš jiems dabar trukdau gerti. O, vienas drąsus. Nelabai pasiekia vandens. Gražus suoliukai, labai gražus toks poilsio sutvarkytas, labai graži sutvarkyta poilsio vietelė. Čia pati bažnyčia. Pažiūrėsiu, gal pavyks įeiti į vidun. O, kaip be krepšių Lietuvoje. Gražus langai labai. Pirmiausia, pabandau apeiti aplinkui, o čia tikriausiai toji varpinė. Pažiūrėsim, kas čia. Kažkas užrašyta. Labai jau sunkiai matosi. Čia lenkiškai, man atrodo. Tūkstantis 1814-2014. Švenčiausia mergelė Marija laikanti rožančių. Neseniai mirusiam popiežiui Pranciškui paveikslėlis. Adelė ir Konstantinas Čiurlioniai. Jono Pauliaus II
paveikslas. Lubos kokios kaip freskos. Arkoje prie pat įėjimo gražiai labai atrodo. Čia kripta tenai tikriausiai. Vyksta pamaldos, čia užlipa kunigas ir sako kalba pamokslą. Labai smagu, kad pavyko viduje pafilmuoti, parodyti, kas ten yra. Nes toli gražu ne visur pavyksta, ne visose šventovėse. Štai koks šaunus suolelis. Tai prisėsiu prie ant jo. Pabaigdamas šį vizitą vienoje šauniame ansamblyje šventovės. Ten gražus miškai Dzūkijos, pušynai. Šiam kartui būtų tiek. Iki.